Pagaliau leis pasitraukti iš antros pakopos pensijų kaupimo ir atsiimti įneštus pinigus. Seimas šiandien patvirtino antros pakopos pensijų reformą ir suteikia galimybę norintiems pasitraukti iš antros pakopos. Tai nuo kitų metų sausio 1 iki 2027 pabaigos bus galima per šitą laiko tarpą vienintelį kartą ir negrįžtamai pasitraukti iš antros pakopos pensijų kaupimo. Nusprendusiai pasitraukti iš antros pakopos kaupimo galės susigrąžinti tik savo dalį ir investicinį prieaugį. Valstybės įnašas grįš atgal į sodrą ir bus priskaičiuojama prie valstybinės pensijos. Norintiems pasitraukti teks susimokėti 3 procentus administracinį išgryninimo mokestį nuo išimamos sumos ir investicijų prieaugis nebus apmokestinamas. Dar vienas pakeitimas, kad bus atsisakoma automatinio įtraukimo, kas dabar vyko kas 3 metus ir šiemet beje irgi buvote įtraukti. Tai kas buvote įtraukti, pasitikrinkite sodra.lt kokia situacija ir galite dar iki birželio 30 sustabdyti savo antros pakopos įtraukimą. Kas nuspręs likti antros pakopos kaupime, bus pritaikytas lygiai tas pats modelis 3 procentai nuo jūsų popierinio atlyginimo ir 1,5 procento nuo už praeitų metų šalies vidutinio atlyginimo. Tai reiškia, kad 2025 metais 1,5 procento už praeitų metų skaitosi 30,33 € priedas iš valstybės paskatos. Remintis priimtais pakeitimais, liekantis antros pakopos kaupime turės truputį lankstesnės galimybės nei dabar. Vieną kartą per kaupimo laikotarpį bus galima pasiimti 25 procentus savo sukauptos sumos. Aišku, nuo jų atsiskaičiuos 3 procentai išgryninimo mokestis ir taip pat bus galima atsimti susirgus sunkia liga visą sumą anksčiau laiko nesulaukius pensinio amžiaus. Taip pat bus didinamas anuitetas, mano žiniomis, vietoj 10 000 jis dabar bus 15 000. Tai reiškia, kad tie, kurie tęsia kaupimą ir bus nedidelė sukaupta suma, jie galės pasimti visą sumą iš karto ir nereikės pirkti anuitetų. Tai žodžiu, daugelis labai laukia šitos naujienos. Ir vieni labai nori pasitraukti, kiti planuoja likti kaupime. Parašyk komentare, kaip tu planuoji daryti su savo antra pakopa, ar liksi, ar pasitrauksi. Įdomu sužinoti. Ir iki susimatymo kituose video.